Taigi, dabar sužinojome tos startupus ir atsipirkimui toksai labai įdomus pranešėjas. Tai yra Ernestas Kalabuckas, žmogus, kuris tiesiog sukonstravo savo, aš visiems sakau, palidovą ir paleido kosmosą. Ir nufilmavo ją. Taigi, tikrai laukiu šito pranešimo, taigi, kažkur. Sveiki visi, aš esu Ernestas Kalabuckas. Sugalvojau prieš 4 metus padaryti tokį projektą. Tada buvau dar mažesnis nei dabar esu. Dabar man 19 metų. Ir tik dabar pradėjau skelbti apie tai, nes tik dabar pabaigiau. Idėja buvo tokia, tiesiog pasakiau savo, kad gausiu tuos nuotraukas iš kosmoso. Na, tuo metu esmė buvo ten daugmaž aiškiai. Tiesiog paimti balioną, prie jo prikabinti fotoaparatą, pakelti į 30 km aukštį. Aišku, 30 km aukštį dar nėra kosmosas, bet žemės išlinkimas jau matosi, dangus visiškai juodas, ultravioletinė saulės spinduliuotė labai didelė. Na, vienintelis skirtumas ten tas, kad temperatūra siekia -60 laipsnių, na, tarp kosmose -273. Bet nuotraukas tikrai turėjo būti įspūdingos. Tai vat, na, pradžioj paskaičiavau, turėjo viskas gal kainuoti 900 litrų. Tuo metu buvo 2009 vasara, galvoju, paleisiu rudenį, na ir tiesiog pasibaigs man tas projektas kaip ir visi, nes aš jau tam padėties rūdį turėjau, užsiminėjau panašiais projektais. Tai va, ir viskas prasidėjo. Tai, na, čia matot balioną supakuotą, kurio kėliau visą įrangą. Čia tuo metu buvo mano išvis pirmasis daiktas nupirktas internetu. Užsisakiau šį čia iš užsienio, iš atstovų mane atsiuntė. Tai yra meteorologinis balionas, šiaip meteorologai nieko čia nauja, tokius zondus leidžia gana dažnai, bet jų zondai sveria labai nedaug, jie yra vienkartiniai, jie matuoja temperatūrą ir panašiai. Mano zondas svėrė bent 20 kartų daugiau nei idėja ir jis tame esmė, kad jis turėjo būti vienkartinis, nes fotoaparatai sumontuoti į zondą turėjo būti atgauti su viduje esančiu, su kortelė esančiu nuotrauku. Tai, na, viskas taip ir prasidėjo. Ir, nu, žodžiu, reikėjo kažkokios sekimo sistemos visą įrangai surasti. Na, kaip ir sakiau, pradžio kažkaip to buvau neapgalvojęs. Paskui, kai pradėjau domėtis, pasirodė, kad, pavyzdžiui, ten tokia aparai sekimo sistema, kur Amerikoje labai populiariai, ten visi gana dažnai ją naudoja ir jinai gana nebrangiai, bet to neveikia, nes nėra ten pasakytų bokštų. Tai teko netgi pasavė automobilį praktiškai, na, ne bokštą montuotis, bet, na, priėmimo stoti, būtent tom koordinatėm na, visų duomenų ir kad matyčiau automobilį paleidęs viską. Tai va, tai čia matot, visa šita dėžutė yra mano tas zondas. Jis padarytas iš specialaus putplaščio, kad apšildyti įrangą, nes ten šaltis -60 laipsnių ir, na, detalės irgi gali neveikti, bet kad baterijos tokiam šaltį neveikia, tai, na, arba bent jau talpa jų labai sumažėja, tai čia jau faktas. Ir reikia viską apgalvoti, apšildyti įrangą, jinai turi būti nepralaidi vandeniui, smūgiams. Tai va, dešinėje pusėje apačioje primontuotas fotoaparatas, kuris galėjo sukiuotis, jis yra išardytas, išvesti laideliai, kad galėčiau jį visą valdyti viso skrydžio metu, nes, aišku, aš ten su balionu neskrysiu, turi viskas vykti automatizuotai. Na, taip atrodė ten pagrindinė įrenginio plokštė, aišku, ten galima buvo tas dalys, na, kaip ir modulius, įtampos stabilizatorius, kokias tai tos trekerius nusipirkti jau padarytus, bet, na, taip neįdomu. Norėjau viską pasidaryti pats. Visą įrangą susiprojektuoti, iš dalių pats susilikuoti. Va čia matot pagaminta mano plokštė, čia būtent Glory pirmo zondo. Buvo zondai daug, papasakosiu kodėl. Tai va, na, čia paleidimo dieną jau montavau į dėžutę viską.
Beje, projektą šitą patį pirmąjį zondą dariau, kaip planavau padarysiu kelis metus, vis dėlto jį dariau beveik 2 metus. Užtruko viskas, nes pasirodė, kad kai kurių detalių negalime gauti ir panašiai teko suktis. Daugiausiai laiko užėmė būtent informacijos rinkimas, kaip viską padaryti. Lietuviškai tos informacijos rasti praktiškai neįmanoma, teko vartyti užsienietiškus puslapius, tuo metu net anglų kalbos susirėjusius, anglų kalbos nelabai žinojau. Tai teko po pačių anglų kalbą, būtent techninį žinojau. Na, tame ir smagumas, nes iš tikrųjų pradėdamas daryti projektą, tai nežinojau praktiškai nieko. Baigęs galiu dabar padaryti, kas susijęs su elektronika, na, gal ten aišku ne viską, bet tikrai dabar jau labiau viską, na, bendrą vaizdą matau, kaip viskas veikia. Tai va, taip atrodė surinktas zondas, užklijuotas visas. Užstandarintas, čia būtent irgi paleidimo dieną. Paleidimas buvo 2009 metų rudį. Tai va, irgi norėjau paleisti 2009 vasarą, bet taip gavosi, kad irgi viskas užtruko ilgiau neplanuoti ir atėjo ruduo. Teko skubėti paleisti, orai darėsi vis niūresni ir norėjusi greičiau gauti tas nuotraukas. Ir gavosi toks truputį neapsižiūrėjimas. Na, vėją numačiau, realiai nenumačiau. Kad ten vėjas gali būti taip, nepažiūrėjau vėją tikrai tiesiog siaučias. Man norėjau, aišku, dabar atrodo kvailai iš tikrųjų, bet tuo metu niekam tai nešovė į galvą ir tiesiog, sakom, susitarėm visi, kad leidžiam tą dieną, leidžiam ir viskas. Ir gavosi taip, kad paleista įranga. Na, galiu parodyti. Taip, čia balionas taip atrodė, 2 metrus skersmens ir pildžiau vandenilio. Jis gali pakelti beveik 2 kilogramų svorį. Apačioje montuojasi zondas, parašiutas, pamatysite vėliau nuotraukose. Tai va, paleista įranga, atrodė, kad viskas turėtų būti gerai. Įjungiau fotoaparatus, viskas fotografuoja, paleidau, sekimo sistemose matau trajektorijaus skirtimo, kokiamis aukšti ir panašiai, bet vienintelis dalykas, kad aš stebėjau, kad balionas artėja į Baltarusijos pusę, aš gyvenu Joniškio miestelį ten prie molėtų. O Baltarusija čia, Prastravas. Ant žemės skryla truputį nuo Baltarusijos. Vėliau jau po pusvalandžio jau taip sakau savo, kad teks daryti antrą kartą tikriausiai, nes tiesą sakant, paskui kaip pamačiau, kad ten užsilenkė truputį, gal dar galvoju sugrįžti, bet jis nepaklausė mane, aš nusileidau būtent ten miške. Čia praktiškai Baltarusijos dar pasienio ruožas skaitosi. Darėmės su žmonėm, kurie turi vizas, gali nuvažiuoti, paieškoti, bet vieną vizas neturėjo. Bet, na, gavosi taip, kad zonda panika, nes už kokį dalyką, aišku, projektas atrodo čia nekaltas, paimam paleidžiam zondą niekur, bet Lukašenka... Pradžiu tiesą, negalvoju, kad darysiu antrą kartą. Sukūriau tinklalapį, www.glorial.lt, patalpinau visą detalų aprašymą su nuotraukom ir iš tikrųjų, kas labiausiai nustebino, tai koks iš karto lankytų ampulis buvo, praktiškai pats nereklamavau, jokio projektus reklamavo pats. Komentarų ten šimtais pradėjai, visi tik tai prašo iš naujo pakartoti viską. Netgi paramos sulaukiu tikrai nemažai. Na, pliusai, ta prasme... Neužsidirbu, bet labai jau širdies neskaudėjo. Aš susirinkau antrąjį zoną. Įranga antra jau buvo dar tobulesnė. Šįkart žinau visas tas silpniausias vietas, nes gaminant zondą neįmanoma viską numatyti. Visada ten
atrodo, paimsi čia tą, sulituosi, tai sujungs ir viskas veikia. Paskui pamatai, kad galima buvo padaryti optimaliausių, mažesnių svorių, mažesnė energijos sąnaudų, gal net pigiau, todėl antrą zondą pagaminau tobulesnį jau vien to, kad buvo 3 sekimo sistemos, kai pirmajam buvo tik viena nuo kitos nepriklausomus, jeigu kažkas sugenda, bet viena dar yra du atsarginiai variantai, kaip galėsiu tos zondos surasti. Taip pat šiame zonde buvo ir 2 fotoaparatai. Irgi, kad vienas jeigu sugenda, tai galima būtų kažką tai, na, kitas mažesnės, prastesnės kokybės, bet modelas galima būtų gauti. Na irgi, surinkimas pačio zondo, paleidimo dieną ir fotoaparatai čia jau jungiami, matot, visą sumontuotą įrangą. Viskas irgi, lapukas, kad jeigu kažkas kėmė suranda, kad nepavojingas radiozondas ir su telefono numeriais. Na ir taip atrodo surinkta įranga, irgi baliono užpildymas, lygiai taip pat vandenilių pipšų, taip pat balioną, tokio atidumo, irgi susirinkę čia draugai jis mano. Na, va, kaip viskas atrodė, balionas eina vidurę, apačioje pakabintas parašiutas, kuris automatiškai išsiskleidžia sprogus balionai, apačioje zondas. Viskas vyksta taip, paleidžiam visą zondą, kadangi kylant į viršų oro slėgis mažėja, balionas plečiasi, kad kompensuotų slėgio sumažėjimą. Vėl jis patyčia maždaug 30 truputį kilometrų aukštį, jis sprogsta. Tuo metu pagauna parašiutas, vėjo srautas įskleidžia parašiutą ir visa įranga nusileidžia su nuotrauka. Čia paleistas zondas, na, čia stebėjimas, atsigulė prie kelio saugulėm. Iš tikrųjų labai smagu buvo, kad draugai kažkokių tai nepaaiškinamų būdų jį pamatė plika akim danguje 30 km aukštį, kai, na, jis tuo metu būna 9 metrų skersmens. Bet taip išeina, kad jis visą laiką buvo matomas. Tiesiog mes neturėjom laiko, mes apsirgėm mašinas ir iš paskos keliavom į nusileidimo vietą. Beje, nusileidimo vietą irgi šį kartą apskaičiavau ir jinai, kas keiščiausia, tai beveik idealiai sutapo su apskaičiuotu. Nežinau, ar optimumas ar ne, bet daugiau kartų pakartot. Na, nusileidė zondas po 2,5 valandų. Pievoj prie Utenos, irgi baliono likučiai, parašiutas, dar zondas fotografavo, todėl papozavom visi prieš. Na ir dabartinė skrydžio trajektorija, ne ją pačiu į viršų. Irgi. Ten truputį už Utenos prie lygumų tokių pievų nusileidė. Viso skrydžio metu visas Molėtų ežerų kraštas buvo fotografuojamas. Na ir rezultatai. Nuotraukos, kaip atrodė viskas paleidžiu. Šimano miestelis, kylant viršų, čia buvo 900 kilometrų, 9 gal kilometras, nežinau, dabar gal 5 kilometrai, dar aukščiau, na ir po truputį pradeda mūsų judėti. Čia, nežinau, bus gal 15, gal 20, na ir nuotraukos iš didžiausių aukščių. Aišku, čia taip aiškiai nesimato, kad dangus tame aukštyje yra visiškai juodas nuotraukose. Matomas, kai kurios nuotraukose galima išvelgti žemės išlinkimą. Žemė vis dėlto apvalė. Tai va, ir čia sprogęs, nuotrauka iš pačio didžiausio aukščio. Kaip dėl baliono sprogimo sujudėjo zondas ir taip pavyko, kad pagavo kampą žemės ir saulės. Na ir tada viskas leidžiasi su parašiutu. Ten apačioje kairiai pusėje matosi Utenos miestas, kaip tą pilkesnę zoną, nežinau, čia matosi Molėtai, čia ežerinas visas irgi, neaiškiai čia matosi, bet galima pamatyti, kad viršui tas aukščiausias ežeriukas, tai iš ten buvo paleistas, čia iki 40 km. Čia aukštis buvo 40 km čia leidžia. Na ir viskas, viena, 40 km aukštis viskas nusileidė į Kijevą.
Tai matai, ateityje planuoju, aišku, čia tik tai pradžia nuotraukos tik tai praktiškai dėl grožio, jos ten taip ir nėra planuojamas, bet esmė buvo ta, kad išmokau tikrai labai daug, nes mokymosi aspektų visos, dirbant prie įrangos, tikrai labai daug reikia ir meteorologija, ir litavimo, tokius elektronika, negitimą, bet paskui programavimas, teko ir viską dariau pats, teko daug išmokti. Dėl to labai džiaugiuosi. Ir tikrai buvo smagu, nepalyginti nei su universitetu. Kurti raketas irgi. Bet pakėlus raketą 30 km aukštį, kadangi jau nėra ten oro, galima, kadangi nėra oro pasipriešinimo, galima būtų pasiekti tikrą kosminę erdvę. Tai aš nežinau, čia viskas tik toj pradiniai stadijai, nežinau, ar ką nors. Ar taip pavyks viską padaryti, bet gal būsiu kokią nors komandą, kad pavyktų užsiminėti rimtesniais dalykais ar kažkokius produktus kurti pardavinėjimui. Pradžiai čia tiesiog susipažinimo su visa technika, tokia truputį, visais niuansais gamybos. Todėl, ačiū už dėmesį. Didžiausią aukštį pasiekė per valandą su pusę. Ir pusvalandis nusprendimai. O kad kiek metų turėtų vaikai nuotraukų? Fotografavo du fotoaparatai, kiekvienas maždaug kas 5 sekundės ir nuotraukų beveik 3000. Aišku, ne visos jos geros kokybės, kai kurios ten išsiliejusios nuotraukos dėl sukimas ir panašiai, bet bent jau 500 tikrai galima atrinkti tokių. Ar įmanoma filmuoti tokį aukštį? Įmanoma. Šiaip buvo pritaisyta tokia mini kamera, kuri realiai kainuoja 20 litų. Iš tikrųjų, kokybė, čia dabar neturiu filmuką parodyti. Kokybė maždaug kaip telefonas filmuota. Ir buvo filmuojama paleidimo metu, tai nufilmavo ten tik tai pradžią, tai jeigu ten būtų atminties, galima būtų filmuoti visus skrydžio metu. Aišku, kamerą reiktų dėti kitokį. Įmanoma. Atsižvelgiant į pirmo projektą sėmė nereikia nuotraukos ir realiai gali ir nepadaryti. Kuriant raketas, tai aišku, čia nuotraukos tai tikrai nuotraukos, raketos tai jau atrodo baisiau. Gal galima matys ir sudėlti, nežinau, dar kol kas tik tai mastavo. Europos kontekste čia yra mikrovolė. Europos kontekste buvo toks projektas padarytas Lenkijoje, Baltijos šalyse negirdėjau, kad tai būtų padaryta. Amerikoje tokie projektai šiaip yra vykdomi, ten netgi yra klubai susikūrę. Čia labai puikiai priemonė tiesiog, žmonių irgi. Kiekvienas kūrė savo unikalią įrangą. Aišku, galima ten suspirti detalės, paleisti gal tas nuotraukas. Esmė ne nuotraukas. Esmė kaip sukurti kažką tai tokio, kas tavo sukurti ir kas veiktų, grynai, visom tom sąlygom. Nes sąlygos tai tokios, kad ant stalo gali įrangą veikti. Ten pradedant visus tose kratimuose, smūgių į žemę, kuris tiek truputį yra, gali viskas išsijungti, turi viskas dirbti. Todėl, nežinau, ką galiu čia pasakyti. Galvojau pasiūlyti kokiom tai firmom reklamą. Nes aš dabar matęs irgi buvau ir YouTube, tai yra tokių filmukų
Tošyba, kiek žinau, yra darius, aš dabar tiksliai nežinau, kad tas dalykas buvo interpretuotas, bet ten peržiūrų milijonais to filmų. Jie leido kėdę ir kažkaip tą kėdę iš šono filmavo, irgi būtų tokiais balionais. Nežinau, čia aišku kažkaip, aš labai nesidomėjau, bet galima būtų pasiūlyti kažkokį produktą tame fotografuoti. Pavyzdžiui, produktas veikia net ir tokių sąlygų, iš 60 laipsnių šaltis. Pradžiai tik tiek, žinau. Pasiūlyti Ramsonui, kuris organizuoja Fizinis kosmosą.